Labas rytas. O šiandien nuo ryto mano šiandien kažkokia labai tokia keista nuotaika. Pasėdėjau, papusryčiavau, Lionė dar miega, o čia dar purvini indai visi, dar virtuvė netvarkyta. Kažkaip nėra nuotaikos pulti daryti, nes o nuotaika mano tokia vien todėl, aš jums papasakosiu, pas kaimynus atvažiuoja statybos inspekcija. Ir vėl ta kaimynė, kuri pastatė va tą tvorą, einam pro langą parodysiu, lauką neįsiu, dar labai šalta, šiandien tik kokie 4 ryte buvo temperatūros lauke. Vat pas šitos kaimynus už tvoros atvažiuoja statybos inspekcija va dėl to vat pastato, nes tas pastatas labai arti tvoros. Bet šitas pastatas, kiek mes atvažiavęs, jis visą laiką stovėjo, jis buvo restauruotas ant senų pastatų. O va ta kaiminė, kuri mums va iš anos pusės, va ten tą tvorą užbobijo, nei klausus, nei nieko, visiems šešėlį padarė, tvora aklina, va ta pati veikėja šitų kraštų iškvietė jiems statybos inspekciją. Ir va, kai kaimynai atėjo ir paprašė, sako, jeigu reikės kartais paliudyti, kad tikrai šitas pastatas stovėjo, kad jis yra ant senų pastatų statytas, šitie žmonės nusipirko namą, jie ne patys statėsi. Jie nusipirko, jie mūsų metų žmonės, gal čiut ir vyresni, su savo gyvenimo santaupas investavo į tą namą, nusipirko. Ir man tokia nuotaika, nes aš žinau, ką reiškia praeiti visą šitą inspekciją. Nes pas mus irgi, mes norėjomės iš šiaurinės pusės, gal kaip atvažiuot, pastebėjot, pas man name ten bardakėlis, toks aš ir nerodau, bet ten dar likę seni pamatai. Praėjom visą šitą istoriją mes patys praėjom. Mes irgi statėmės pastatą, bet dar kažkaip per nežinojimą ar kvailumą, aš nežinau, gyvenimo situacija buvo tokia, kad iš tos pusės kaimynai, tas žalias namas, paprašėm jų, mes statysimės čia truputį metrą, iki jų tvoros dar ten beveik metrą su viršum. Paprašėm, tak gerai, statykitės, jokių problemų. Išsilėjom pamatus, pakėlėm sienas, pradėjom stogą dengti, užsidengėm stogą, atvažiuoja statybų inspekcija. Nelegalus statinys, kaimynų leidimo nėra, pažeidimai statybiniai 3 metrų nėra, nors mūsų namas stovi 3 metrų nėra ant tos tvoros. Pasirodo, kaimynas su visa tvora pas mus įlindęs. Ir ką, teismai prasidėjo, ėjau pas kaimynus prašiau, kaimynai, kai tu nueini prašančių roliai, tave žemina, tave niekina, aš galvoju, nafik, aš čia vaikščiosiu pas juos ir žeminsiu. Oi, mano smakius į lauką prašos. Išleidau smakių, jau išmoko, kaip visi katinai draskyti žaliuzės, tai reiškia į lauką. Ko mes čia baigiau? Ir aš nutariu, ko aš ten vaikščiosiu toj prašančių roliai, ko aš ten žeminsiuos, ten su tokia panieka, su seni pagyvenę žmonės, vienam buvo gal 90 jau metų, gal aš nežinau, jau dabar jisai jau amžinatilsį. O, išmoko jau mažoji. Jeigu visi krapšto, tai ir mažoji. Ir pasamdėm advokatą, o ko žinot, Lietuvoje teisminė sistema. Į vienus vartus teisininkų Lietuvoje tikrai, nebent aš neradau, tikrai nėra teisininkų Lietuvoje. Visi padarys taip, kaip jiems geriau, bet ne klientui, kuris užsakinėja. Ir prasidėjo tada teisminiai visi procesai, nervų kainavo, gal kokius 5 metus, čia viskas mudokinas, o pasiekoje to reikėjo nugriauti. Nes niekas, jeigu tik yra pažeidimas, jis neapgins, neįrodys, kad pavyzdžiui, tu tiek metų įstovėjo ir tau jis nekliuvo, o va dabar užkliuvo. Va tokia pasiekmė. Tai va dabar kaimynam tas pats dėl to pastato ir aš atrodo naujai viską tą pergyvenu, tą jaudulį, tą visą situaciją, nes aš ją pati praėjus ir aš žinau, ką jaučia kaimynai. Šito atveju. Aš nežinau, ko jiem užsibaigs, nes jie klausė, kalbėjo su advokatu, sakė 3 metrai, betgi tas namas buvo pastatytas
Mes 96 atsikėlėm, jis jau stovėjo. Jis jau stovėjo nuo 80 kažkėlintų. Tas namas, ant stiprų normalus garažas, iš plytų silikatinio normalių pamatų, jis tik nugriovė tą nugriovė plytas ir pastatė ant tų pačių pamatų medinį namą. Tik biškis stogas išeina, va tas stogą, jeigu patraukus, viskas sueitų į vietas. Nežinau, advokatai reikia, kad 3 metrai, ant senų pastatų irgi nežinau, kuo baigsis, va todėl tokia ir nuotaika mano. Ir aš niekaip nesuprantu, iš kur pa žmonės tiek pykčio. Tie trukdo jai ten, nes ten šiukšlynas auga, šabakštynas, vat kodėl žmonės būna tokie pikti. Juk tas pastatas jai visai netrukdo. Ir mūsų va šitie kaimynai turėjom griauti. Absoliučiai, jokios absoliučiai žalos nebuvo. Vat įstatymas pažeidė, atrado prie ko prisikabinti, vadinas, pasmurgdysim žmogą, pajausim savo malonumą. Aš pastebėjau, kad šiais laikais negalima nei žodžių tikėti, nei žmogų. Tik popieriukų, parašytų popieriukų, vat atėjo laikai, kad tik popieris yra vertingas, ne žmogaus duotas žodis, ne sąžinė žmogaus, o tik popieriukas. Gal tokių žmonių, žinot, galvoju, ir reikia. Reikia tų žmonių, nes pasaulyje turi būti pusiausvyra, turi būti kažkokia harmonija, pusiausvyra. Jeigu nebus piktų žmonių, nežinosim, kas yra geri žmonės. Va taip, linkiu kaimynam, kad to, ko mes praėjom, nepraeitų, kai jam viskas pasibaigtų gerai. O tvoros, mes galėtum pilnai ant tos kaimynės parašyti dėl tvoros, bet mes tą tvorą laikom kaip kompromatą. Ji mūsų neliečia. Ji ieško, mato, kad kažkas pas mus gal irgi prisikabint, bet kaip tvora yra man apsauga nuo jos kaip kompromatas. Ir todėl mes neliečiam. Jeigu mes ką statysim, jinai negalės prisikabinti, nes kai buvo atvažiavusi tą inspekciją, jai pasakė, jūsų tvora yra nelegali, vis tiek jai kažką davė suprast, kad reikalingi mūsų leidimai. Ir jinai dabar uodegą pabrūkus tyli ir mūsų neliečia. O ta tvora, na, aišku, duoda man šešėlį, daug pagadino patvorį, bet dėl nervų ramumo ir jo į tą nervų patampimą aš ją paliksiu ir aš papūsiu čiut bloga. Va toks šiandien mano video bus. Išsiliejau, išsakiau savo mintis. Koks pasaulis yra. Jo aš nusivyliau ir teisinę sistemą Lietuvos. O atskirai, kaip mane numušė automobilio, ten automobilis perėjo, ten buvo tas teismai, viskas ten teisė, tai papasakosiu atskirą istoriją, o čia nebeplaksiu į vieną. Šiandien tokio video ir užteks, nu ką. Šiandien toks bus mano papasakojimų video. Ate. Atvažiavo statybų inspekcija, įsivaizduojat, su neperšaunamom liemenėm. Viešpatie Marija. Kiba jos čia šaudys kas. Čia gyvena teroristai. Mėgaumės paskutiniai saulės spindulėliai. Šiandien tokia šilta diena. Ir tokia einanti kaip ir per šikną, pasakyčiau. Tai tas nesiseka, tai anas nesiseka. Tualetas pradėjo bėgti, vos susiremontavom ten, bus suvanduotas tragiškas, viską gadina. Ir susiradom vaistų nuo blogos nuotaikos. Iš Estijos atsivežėm va tokių su lykeriu, aš suprantu. Nežinau. Ir ji yra mažytė triufeliai. Jie žino, su ko yra, kur čia parašyta ant tos dėžutės. Jie yra, va čia tik rusų kalba, iš juodos duonos įdarva. Nes lietuviškai nėra. Kas rusiškai nesupranta, tegu estiškai skaito. Yra ir angliškai. Su ruginės duona ir lykeriu. Čia mūsų vaisteliai su arbatytė. Aš aišku jau bliūdą ištašiau keptų obuolių su cinamonu. Ir paragausim šitų, oi kaip saulė šviečia. Vasara tai gerai būna, bet kai jau į rudeniop saulė žemai, tai šviečia tiesiai į stalą ir labai blizgina į akis. Nu ką paragausim? Estiškų saldainių, aš dar nesu ragavus su juodos duonos įdaru ir
Nu, ir kvepia. likerius. Kvepia? Parodyk. Nu, saldainiai. Oi, šokoladu kvepia, nes saldainiais. Nors Kalev, čia nežinau kas gamintojas, Kalev saldainiai yra nelabai tokie. Nu, pasižiūrėkime iš viršaus. Pasakyk. Oi, kaip jie išbirėję visi. Išlakstę. Va tokie. Jie mums kainavo 13 eurų. Gan brangus, aš pasakyčiau. Pas jos viskas, saldumynai visi brangus. Va tokie papuošti gėlytėm kažkokiom dar. Nu, paragaukim. Čia mūsų vaistai šiandien nuo visų nesėkmių ir blogų nuotaikų, nes... Jis Nu, ir kaip? valgomos? Valgomos čia kažkokiais linais ar kažko tai papuošta gėlytėm. Nu, kaip? Skanus. Nu, kažkas taip. Likeris, ne likeris. Visai nesijaučia tos ruginės duonos. Aš galvoju, bus batono gabalas vidun kištas. O, tokia va. Visai nesijaučia ruginės. Skanus, ne? Aš tikėjausi bus mažiau skanus. Nu, bet ne. Nes buvo kažkada atvažiavę draugai iš Estijos šitą vasarą. Ir buvo atvežę saldainių Kalev. Nu, estiškų jų tų firminių, kai mūsų Pergalė, ten Rūta, pas jos Kalev. Man jie nelabai patinka. O čia Esti kažkokie, bet nežinau, kas gamintojas. Pažiūrėk, prašau. Čia matai, nuo skonio turbūt dar. Parodyk, kas gamintojas. Aš nežinau, aš čia žiūrėjau. Gal. Tartu, a čia gatvė. Nežinau, kas Na, gamintojas. kaip pas mus gali būti Rūta, ne Va visi tokie, mėgsta. vat. Gal Rūtos nemėgsta, pavyzdžiui, Vilniaus Pergalė labai skanus kaip Jo, kitiem. jo. Kas cukrų valgo, tas Rūtas, bet cukrės nemėgsta. Čia tai su cukrum, bet... Man, jeigu taip pasakyti, irgi su cukrum skanesni saldainiai negu be cukrų. Nu, šokoladas, bet tu ir labai kartus. Kakavas gal kažkiek. Mažiau tada. Skanus. Va šitie tai skanus tikrai saldainiai. Nu, jie kažko panašus į Pergalę mūsų. Kažkaip tai. Ar kai būna asarti būna ten. Bet Kažkas tokio. aš tikėjausi, kai paskaičiau, kai pirkom, tikėjausi, kad bus, nu, tai bus tokie iš duonos vidinės sulipinti, kokie tai cukraus triufelė, apvolioti šokoladę. Nu, pasakysiu, ne. Aš tiek nepajaučiau ruginės duonos. Čia šokolado nedaug. Nu, daugiau likeris jautėsi. Tai kad gydomės nuo blogos nuotaikos.